Sveiki! Šiandien išsiaiškinsime, kodėl kalboje reikalingi balsiai ir kodėl juos reikia taisyklingai tarti. Dėmesio, pabėgo balsės. Neįmanoma perskaityti be balsių, kas čia parašyta. Gervė, gyrūnė, gyrėsi, gera, gira, gėrusi. Tai yra greitakalbė. Ja reikia pasakyti kiek įmanoma greičiau. Gervė gyrūnė gyrėsi, gera gira gėrusi. Gervė gyrūnė gyrėsi, gera gira gėrusi. Na ir o tu pasakyk dar greičiau. Martynas papartynas ganė vištas po karklynus. Tai yra pajuokavimas. Iš vardo pajuokavimas. Tik nereikia įsižeisti. Ir juokauti negalima įžeidžiant draugo. Jeigu žinai, kad draugui tai nepatiks, taip niekada negalima sakyti. Martynas papartynas ganė vištas po karklynus. Nuo mėsos lūpa vėpsos, nuo varškės dantys barškės. Tai irgi toks juokingas posakis. Pasižiūrėk į paveikslėlius esančius šone ir pasakyk, kas čia pavaizduota. Bei pasakyk jų balsius. Gervė, Martynas, mergaitė. O dabar atliksime pratybų užduotis. Perskaityk juokingus pokalbius, bet pirma vietoj brūkšnelių įrašyk praleistas raides, balses atsiprašau. Kur gyveni? Po kepure. Ko? Kakarieko. Aš perskaičiau, o tu įrašyk. Geras vakaras. Vakaras yra geras, kažin koks tu esi. Pasakyk šios poeto Vlado Braziūno sukurtos greitakalbės balsius. Balses pabrauk ir suskaičiuok kiek jų. Voras ant oro tvėrė tinklo tvorą. Pabandyk pasakyti labai greitai ir suskaičiuok, kiek yra balsių. Sukurk naują greitakalbę. Gali remtis šiais patarimais. Pasirink dažną mūsų kalbos garsą, pavyzdžiui, S, L ar kitą. Sugalvok su tuo garsu žodį tavo greitakalbėje svarbiausia, pavyzdžiui, silkė. Sugalvok, ką ta silkė galėtų daryti. Gali būti ir nesąmonė, pavyzdžiui, silkė siuvo. Prie tų svarbiausių žodžių sugalvok ir pridėk dar keletą žodžių. Būtų gerai, kad jie prasidėtų tuo pačiu garsu, arba juose būtų kuo daugiau pasikartojančių garsų. Pavyzdžiui, silkė siuvėjas stvėrė siūlą siuvo sijoną savo sesei. Atlik poetės Ramutės Skučaitės sukurtą užduotį. Pabėgo 10A. Pabėgo 3I, pasislėpė pusnynę ir ketvirtukas I. Šie vargšai žodžiai nežodžiai pavirs gražiais mūsų žuvų vardais, jeigu sugaudysite pabėgusias raides ir įrašysite jas ten, kur joms pridera būti. Taigi, bandykime kartu. Karšis, aukšlė, karpis, plakis, stinta, lydeka, ešerys, šamas, lynas, raudė. Na štai, aš tau pasakiau, o tu įrašyk reikiamas raideles, iš kur jos pabėgo.
Padiktuokite vienas kitam arba paprašyk, kad mamytė ar tėvelis tau padiktuotų šiuos sakinius. Sužinok, kada taip sakoma. Pagavau zuikį. Sakome tada, kai parvirstame. Galva visą kūną vedžioja. Sakome tada, kada žmogus pirma padaro, o tik po to pagalvoja. Visada reikia galvoti, ką darai. Mainyk pilvą į avį. Tikriausiai sakome tada, kada žmogus yra labai alkanas. Vėjo vaikai rėkia. Sakome tada, kada pučia stiprus vėjas, tiesiog vėjas ūžia. Tada sako, kad vėjo vaikai rėkia. O čia gražiai parašyk išmoktą arba paties sukurtą greitakalbę. Sėkmės!